Ką čia valgai, Barbarytė? Burokėlių sriubytė, Burokėlių, kas dar ten neina? morkytė, bulvytė, burokėlis, aišku. Ir kas tavo mėgstamiausia? Yra minžirniai. Ir ko dar mama daug įdėjo? Meilės. Taip. Tiesiog supjaustyk visas daržovės kubeliais, įsivirk natūralų vištienos sultinį, į jį sudėk bulves, morkas, truputėlį pavirk, tada įdėk burokėlius, konservuotus, virtus avinžirnius, įpilk pomidorų tyrės ir pavirk visą dar keletą minučių, kol skoniai susijungs. Ir tada įdėk mylimų prieskonių, druskos, pipirų, džiovintų petražolių, džiovintų česnakų, lauro lapą. Čia pabaigoje šaukštą valgomosios grietinės, sriuba superinė. Paspausk širdelę ir parašyk komentare daugiau šildančio maisto. Nuolat kyla jums klausimas, tai valgyti tą sriubą ar nevalgyti, sriuba sveika ar nesveika. Tai galiu pasakyti, kad sriubos valgymas yra sveikatai naudingas, ypatingai tokios, kuri turi daug baltymų, gerųjų riebalų ir taip pat skaidulinių medžiagų tiek iš daržovių, tiek iš avinžirnių. Ir žinoma, be galo skani, šildanti, ypatingai šaltuoju metų laiku puikus yra pasirinkimas. Žinoma, sriuba neturėtų būti kaip pagrindinis patiekalas, nes gali pritrūkti baltyminio maisto, tačiau mūsų krašto gyventojams tikrai sriubos valgymas yra ir virškinimo gerinimas, ir šildantis organizmą. Ir todėl valgykite sriubas ir daugiau mano receptų rasite pusryčių, pietų ir vakarienės knygoje, kuri padės jums valgyti ne tik tai gerą maistą, bet ir reguliariai.